Sausio 9 dieną Vilkaviškio vyskupija suorganizavo šeimos šventę Prienuose. Po specialiai šventėje skirtų mišių dalyviai ir žiūrovai rinkosi į kultūros ir laisvalaikio centrų sausakimšą salę, kur klausėsi Vilkaviškio vyskupijos vyskupo sveikinimų, šeimų atstovų linkėjimų ir Trapuko bei Prienų kultūros centro kapelos koncertų. Visur tvyrojo draugiška nuotaika, o atėjusieji vaišinosi foje paruoštomis vaišėmis. Jūsų nuomonė apie šiandien vykstantį renginį Prienuose? Nuomonė labai gera ir šviesi. Manau, kad kiekvienais metais toks renginys vyksta mūsų vyskupijoje ir džiugu, kad jisai šiemet vyksta Prienų parapijoje. Manau, kad žmonių gali dalyvauti arti 500 iš visų vyskupijos parapijų. Ir šitas liudijimas, šeimų liudijimas yra labai svarbus. Mes dažnai matome ir televizijoje, žiniasklaidoje, susidurime su įvairiais iššūkiais šeimoms ir atrodo žvelgiant į tuos jaunus žmonės, kad šeima tarsi praranda savo autoritetą, o kai pamatome, kad tokios šventės metu, kad tikrai yra daug nuostabių Lietuvoje ir mūsų vyskupijoje šeimų. Ir buvimas kartu tai yra tiesiog liudijimas, sustiprinimas vieni kitų, kad jie pasijustų, kad tos šeimos, katalikiškos šeimos nėra užmirštos, kad jos rūpi ir mūsų vyskupui. Džiugu, kad šiandien dalyvauja ne 2 vyskupai mūsų ir vyskupas ordinaras, ekscelencija Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis. Jų buvimas taip pat daug ką reiškia. Jų palaikymas šeimoms, ypatingai jaunos šeimoms, su savo vaikais, pabūti kartu, pabendrauti, pasidalinti mintimis ir, sakau, pajusti tą bendrystės dvasią, išgyventi kartu tą vienybę, santarvę, tai labai svarbu ir būtina, manau, tokie renginiai, kurie palaiko, sustiprina, padeda eiti tuo santuokos keliu, įsipareigojimų keliu, nes santuoka tai yra įsipareigojimas vienas kitam, kad tu esi man svarbus, aš atiduodu tave savo, imk mane ir iš kitos pusės, kita pusė taip pat priima vienas kitą, tokį, koks esu, gal su silpnybėmis, bet tokį, kokį esu ir įsipareigoju tave gerbti iki paskutinio atodūsio, koks tu bebūtum. O jūsų pastebėjimu, ar žmonės šiais laikais pakankamai brangina šeimą? Nu, žinot, vienareikšmiškai gal sunku pasakyti, yra daugiau, yra kur ir branginančių, ir gal mažiau branginančių, bet nemanau, kad jau labai tragiškai yra viskas, kaip ir visur yra. Yra ir šviesesnių pusių, yra ir gal ir nelabai norėtųsi, be abejo, niekada nebus taip, kad viskas yra tobula. Mes turime tobulybę, tai šventąją šeimą. Marija, Juozapas ir Jėzus. Ir dabar kalėdinis laikas, tai mes turime į ką lygiuotis, į tą Nazareto šeimą. Ir mums etalonas, mums pavyzdys, į ką mes turime panašus. Tai siekiamybė, be abejo, bet Dievo padedant mes, kiekviena šeima mūsų stengiasi galbūt panašėti ir Dievas tą laimina jų tą ėjimą link šventos šeimos. Trumpai papasakokite žiūrovams, kas šiandien per renginys kultūros centre. Tai, kad visi žino, kad čia šiandien yra Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė ir dalyvauja iš įvairių parapijų šeimų atstovai. Pageidaujama buvo, kad tėvai su vaikučiais, kad jaunos ypač šeimos atvyktų. Daugelis ir paklausė. Mačiau bažnyčioje daug rimtai nusiteikusių jaunų tėvelių, o jų atžalos, vaikučiai aplinkui sukinėjosi, kai kurie lakstė, smagu žiūrėti į tuos gerus vaikučius ir jų gerus tėvelius. Čia mūsų ateitis. Dabar visuotinėme šitam tokiam sumišime, suirutėse, tai tos katalikiškos šeimos, tai yra graži prošvaistė mūsų ateičiai. Jos dar išlaikys Lietuvą. Jų atžalos, gal reikia tikėtis, neišsisklaidys kur nors po užsienį, bet savo tėvynėje darbuosis Lietuvos naudai ir bažnyčios geroviai. Kadaise poetas Maironis yra parašęs: tas nelietuvis, kas tėvynę bailiai kaip kūdikis apleis, kuris pamins, ką bočiai gynė per amžius karžygių keliais. Tai va, skaudu, kad patys gabiausi išvažiuoja ir skaudu, kad jų didesnė dalis ten pasilieka, nutautėja. Jau jų vaikai tikrai nebus
lietuviai nebus katalikai, ko gero. Na va, o čia šitie, kur Prienuose susirinko, turime viltį, kad jie bus ir patriotai, ir lietuviai katalikai. Išlaikys mūsų tėvynės dorovę, ir gražias katalikiškas tradicijas pagerbs. Noriu prašyti, kad įvairiose parapijose, čia būrys ir kunigų atvykę, parapijų klebonų, dekanų, kad taip pat skatintumėte šeimas burtis į mažesnės ar didesnės grupelės, ar pagal amžių, ar pagal interesus. Tegul tai bus net ir tokia įvairiuopa ta veikla, kuri gali būti tokia kasdieniška ir nebūtinai ten kažką daug nuveikti. Svarbu yra pabūti kartu. Tai yra daug kur išbandyta pasaulyje ir tai duoda labai gerus rezultatus ir visi tuo džiaugiasi. Taigi ta vienybė tegul būna auginama ir tose kiek didesnėse grupėse nei šeima, bet be abejo pirmiausia šeimose. Dar kartą ačiū, kad atsiliepėte, atvykote. Linkiu, kad šis pabuvimas jūs visus sustiprintų visais gerais atžvilgiais, gerais tais mūsų bendravimo aspektais. Jau tikėjimą sustiprinome bažnyčioje ir vienybę su viešpačiu. Čia te būna mūsų žmogiškos bendrystės laikas, bet taip pat ir viešpaties neišprašant iš mūsų tarpo.